Sveiki, aš iliuzionistas Rokas ir paprastai užsiėmu magiškais dalykais, tačiau šiandien ypatinga diena, nes šiandien aš dirbu kino teatre kasoje. Ir būsiu pristengęs Jurgio vardu. Žmonės ateina į kiną turėti gerą laiką ir žiūrėti filmus, kokios jie nori žiūrėti. Tačiau šiandien aš sprendžiu, kokius filmus jie žiūrės. Norėčiau bilietą į filmą artimiausią seansą, vaikinas iš 3 milijonų. Gerai. Vieną bilietą į 50 dūkos. Norėtume 2 bilietų į 3D kempiniuką? traukinio apiplėšimą. Saulius ir Paulius, ne? Jo. Kokios vietos būtų? Eilė 6. Čia būtų, ar ne? Tinka. Gerai. Ar kažko norėsit užkasti? Nuolaidų kortelę turit? Kortelė. Kortelė, gerai. Prašau, vienas bilietas į Saulius ir Paulius. Traukinio apiplėšimas. Aš ir 50 dūkos. Prašau jums bilietas į Saulių ir Paulių. Čia bairis, ta prasme. Vienas bilietas į 3D Bitemaja. Gero kino. Kaip su bitamažai, ką tik sakiau kitą filmą. 2 bilietai į Kempiniukas Plačiakelnis. Ne, mes į tą Saulių ir Paulių. 3D į Bitemają 2, ar ne? Ne, iki Kempiniuką pasakėm. Jūs norite eiti, bet šiandien aš sprendžiu, kur jūs eisite. Ir jūs eisite į Saulių ir Paulių. Mes nusprendėme, jūs turite bandyti 3D Bitemają. Šiandien mes sprendžiame, kokius filmus jūs žiūrėsite. Ir jūs šiandien žiūrite Plačiakelnį Kempiniuką. Palaukit, čia Jurgi. Aš ateinu, aš sprendžiu, kur aš noriu eiti, kokį filmą. Čia akcija, draugų diena ar kas, ta prasme. Prašau, bet aš tikrai ne iš to norėjau. Tik grąžinkit pinigus. Aš sprendžiu, ką aš žiūriu. Ne, šiandien aš sprendžiu, ką jūs žiūrit. Aš nueisiu kitur, ta prasme. Tai aš negaliu eiti į tą filmą, kurį aš noriu. Manęs ateis lauks draugė filme, jinai bus kitame. Aš vis dar nesuprantu, čia bairis ar ne bairis. Čia tu tyčiojatės, ne? Grąžinkit man bilietus, prašau. Arba pakvieskit valdytoją tada prasme. Aš tikrai neisiu, tada man grąžinkit pinigus. Aš galiu jums atiduoti, žinot ką? Bilietus. Dėkui, bet ne. Aš noriu Yra tą kiti. filmą, kurį aš noriu. Aš Yra dar kartą kiti, sakysiu, kurie aš nusprendė. Ar rusiškai man paaiškina? Plačiai. Prašau atiduoti, sakėt, aš turiu savo kaip vartotojo teisės. Aš sprendžiu, į kurį filmą aš noriu eiti. Taip, mano vardas Jurgis, bet šiandien aš sprendžiu, kad jūs žiūrite. O aš sprendžiu, kad mes nežiūrim. Jūs iš tikro einate į Saulių ir Paulių. Prašau, bilietai jums. Rimtai? Jo, rimtai. Tai yra nemokamas seansas jums šiandien. Ok, jau man patinka. Parodyk, kad tau nedzirba. Spręsk pats. Mes filmuojam, man atrodo. Mes iš tikro filmuojam socialinę akciją, mes galim dabar nutraukti viską arba galite tapti Delfi žvaigžde